Ar tu jauti tą jausmą, nesuvokiamą tokį jausmą, tokio sunkumo, prislėgtumo? Jisai labai sunkiai išreiškiamas žodžiais netgi, bet tu jį jauti. Kažkada tai aš tą jausmą turėjau. Užduok tokį klausimą sau. Ar tu žinai, ko tu nori iš savo gyvenimo? Ko tu nori apskritai iš gyvenimo? Kur tu nori eiti? Kokia tavo vizija? Ar gali savo šitą atsakyti? Tiek, kiek aš paklausiu žmonių, kurie kreipiasi mane, kurie yra šiaip tik tai pasitaikantis mano gyvenime, apie jų viziją, apie jų matymą šito gyvenimo, niekas nieko negali pasakyti, niekas neturi jokios vizijos, niekas nemato save šitam gyvenime, galbūt turi kažkokių tai paprastų tikslų, darbų, verslų, pinigų, kelionių, bet tai to, kas jausme yra, tame sunkume yra, neišsprendžia to. Ir kai paklausiu, užstringa ties tuo atsakymu. Ir bando kažkaip dėlioti, kas čia galėtų būti, ir aš matau, kaip jie visi pasiklysta. Ir matau, kaip tu esi pasiklydęs. Ir tu žinai, kad esi pasiklydęs. Tas jausmas yra slegiantis. Tas jausmas yra neišreikšto savo gyvenimo. Tas jausmas yra sunkumo, nematymo, kur eiti, nežinojimo net apie ką tas gyvenimas. Ir dabar pagrindinė priemonė, kad tą jausmą nuimti, pagrindinė priemonė dabar pasidaro, tai yra vaistai, kurie nuima tavo jautrumą, nes tau per jautru eiti per savo tuštumą ir per savo skausmą. Šitos temos labai nepatogios. Aš nekalbu apie paukštelius, apie gėles, kurios žydi, todėl kad ne apie tai reikia kalbėti. Reikia kalbėti apie tai, kas tau iššauktų norą keisti savo gyvenimą. Nes jeigu aš kalbėsiu apie kažkokius vyturėlius čia čiulbančius, tu toliau miegosi, tu toliau būsi tame skausme. Bet kai tu išgirsti tai, ką aš kalbu, ir priemi, žinai, kad tai yra tavo tiesa, tavo praradimai, tu pradedi galvoti, kažką reikia daryti su tuo. Aš nebegaliu daugiau taip gyventi. Aš noriu tau iššaukti viduje aistrą gyventi. Aistrą išreikšti save šitam gyvenime. Kai klausiu žmonių, kaip jie jaučiasi su savo gyvenimais, ir jie man sako sunkiai, blogai, nors turi tiek visko materialaus, užsipildė savo karjeras, verslus, milijonus pinigų, ir sako, nematau prasmės, nematau kur eiti, tuštuma, nerimas, depresija. Man parodo, kad kiekvienas žmogus, neturintis savo vizijos, nesuprantantis, kas jis yra, nesuprantantis šitos sistemos, gyvena tokiame jausme. Tu irgi turbūt tą šypseną pasidarai savo bendradarbio akyse, draugų, o vidinis skausmas visą laiką lydi tave. Jis lydi visus žmonės, tas skausmas. Pasaulis pasidarė labai komplikuotas ir sudėtingas iš esmės, todėl kad eina labai didelis srautai informacijos. Ir ta informacija, jinai tiesiog žaloja visus. Kalbu kiekvieną kartą apie tai. Prieš keletą dienų man vienas žmogus sako, tu žinok, jau karas prasideda. Aš pagalvojau, kas? Tas karas jau dedasi 30 metų, mūsų visą laiką kažkas tai puola. Tai informacija yra skirta tau negyventi, tau būti nerime ir baimėje, tau, kad paklustum ir priimtum sprendimus, kurie reikalingi kažkam tai. Tu nebegali kurti nieko, tu nebegali svajoti, tu nebegali gyventi. Ir tas tuštuma ir skausmas dar labiau stiprėja. Nėra prasmės gyventi, nes vis tiek tas pasaulis vien tik tai karas, nelaimės, ekonominės krizės. Kad galėtum pajausti, koks yra tikras gyvenimas, tau reikia pabandyti suprasti save. Atrasti žingsnis po žingsnio, koks tikrasis tu esi. Kas iš tikro yra svarbu tau. Kas išpildo tave šitam gyvenime.
matau tą peršamą nuomonę, peršamą informaciją, elgsenos visus būdus, tą masinį formavimą žmogaus mąstymo per visur. Per sporto klubus, per papildus, per politiką, per visą gyvenseną ir visur vyksta tavo valdymas. Tu gyveni gyvenimą ne savo kažkieno tai tau suformuoti, tu net nepastebi to. Aš lygiai taip pat buvau pagautas tam tikras ratus tos informacijos, nesvarbu, jinai ten buvo alternatyvi ar nealternatyvi, ir aš buvau tame sraute tos informacijos, elgsenos, aš buvau pakabintas ant kažko tai, kas neužpildė manęs kaip žmogaus, kas neišreiškė manęs ir aš jaučiau tą skausmą, tą slėgį, to nesusipratimo šitam gyvenime. Kai aš susikūriau tą sistemą savo ir pasakiau savo, aš noriu gyventi aukščiausios kokybės gyvenimą, nejausti nerimo, neturėti jokių baimių, būti stipriam šitam pasaulyje, džiaugtis, turėti pozityvią energiją, aukštą energiją, kurti, mėgautis tuo, kas yra šiam momentui, būti šitoje realybėje. Aš sukūriau tai ir gyvenu būtent taip. Tai yra mano sistema, kuri skirta yra man. Ne kažkas tai man primetė, kaip aš turiu jaustis. Ir aš atradau savo vietą šitam gyvenime. Ne tik tai gyvenama prasme. Čia ta vieta yra laikina, aš čia pagyvensiu, kažkur kitur galbūt gyvenimas nuves. Bet tas skausmas yra dingęs. Nelengvų akimirkų ateina man. Kiekvieną dieną ateina įvairių pamąstymų. Bet aš žinau, kad tai yra momentai, kuriuos aš išsprendžiu ir einu toliau. O visas turtas, kuris yra su manimi, yra mano viduje. Tai yra mano principai, kuriais aš gyvenu, kuriais aš vadovaujuosi, kuriais aš elgiuosi. Ir nesvarbu, kas aplinkui vyktų, nesvarbu ekonomika, karas, suirutės, dar kažkas, tai santykiai tarp žmonių, aš turiu pagrindą, kuris man leidžia išgyventi tokioje situacijoje. Ir tuštumos nėra. Tu turi tą tuštumą, tą skausmą, tą neišreikštą gyvenimą, nes netlieki veiksmo, nes netlieki namų darbų, nes lengviau yra gailėti savęs, lengviau yra neryžtingai trypčioti, žiūrėti motyvacinius kažkokius tai filmukus, daryti om arba jogas eiti, bet nekeisti savęs. Tai ką darai tau nepadeda, tu šitą žinai. Bet kad tai pakeistų tave, tu turi eiti į ypatingai radikalius dalykus, kurie išmuša tavo mąstymą iš tų standartinių vėžių ir tu pradedi kurti naują mąstymą. Šitame bendrame triukšme pasaulyje ir aplinkui žmonės, kurie tave supa, jie tau neleidžia net suprasti, kaip reikėtų gyventi, nes jie nemoka gyventi. Ir aš teisybę pasakius nemoku gyventi taip, kaip reikėtų gyventi. Bet aš susikūriau tą sistemą, kuri man leidžia jaustis gerai šitame pasaulyje. Tu net nežinai, nuo ko pradėti, nes tiek tos informacijos. Ir vieni tą sako, kiti tą sako. Visi atsakymai, ką reikia daryti su savo gyvenimu, yra mūsų viduje. Mūsų vidus tai yra sąmonė. Per sąmonę kalba Dievas. Kartoju tą patį per tą patį. Kurioje vietoje kažkas čia nesuprantama. Skausmo mažinimui, savęs išreiškimui, pagrindinis principas, kurį vis dėlto aš įvertinčiau kaip pagrindinį, tai yra ankstyvas atsikėlimas. Ankstyvas atsikėlimas yra ekstremalus, kokį aš dariau ir kuris man leido išeiti iš skausmo savo ir eiti į savo augimą ir sąmonės plėtrą. Kai tu atsikeli 3 valandą arba atsikeli 4 valandą, dabar tau nesuvokiama, tai tau atrodo tai yra nesąmonė. Tuo metu yra švariausia energija, tuo metu švariausia informacija, kurią turi gauti ir gali gauti, nes nėra jokių trukdžių. Tu gali rasti tokią vietą, būdamas mieste, gyvendamas daugiabutyje, name, nesvarbu kur, bendrabutyje. Aš dirbu su žmonėmis, kurie tai daro labai minimaliom sąlygom. Ne tai, kad turi galimybės name į bet kurį kambarį nueiti, bet gyvena bendrabučiuose. Aš padedu ir tiems žmonėms, kurie nori išeiti į tokiom sąlygom. Ir tu turi galimybę suprasti ir išgirsti save. Apie ką tas tavo gyvenimas? Kur tu esi ir ką tu galėtum keisti? Diena po dienos aiškumas didėja. Nėra lengva. Tai vienas sudėtingiausių procesų sukelti tokiu metu ir po to ryte daryti kažkokius darbus. Aš taip dariau. Kažką tai daryti. Bet jeigu tu nori išeiti iš to skausmo, padaręs pagrindinį principą ankstyvo atsikėlimo, išgirdimo tos informacijos,
tu gali daryti kitus žingsnius. Jie yra labai elementarūs ir paprasti. Mityba, sportas, grynas oras, darbas su savimi, disciplina ir tu turi aiškumą savo gyvenime. Informacija yra nukertama maksimaliai, jinai naudojama tik tai mokytis, kas tau reikalinga tavo gyvenime ir tu turi ir kuri save naują. Kai tu pradedi tokią kūrybą, didžiulis pasitenkinimas gyvenime ateina, nes tu jauti, kad ateina jėgos tau, jos grįžta, tu pasiemi save savo. Tai, kas priklauso nuo tavęs, tu pradedi daryti. Dabar tu nedarai, kas priklauso nuo tavęs ir tikiesi, kad kažkas pasikeis. Vaistai tau padės, telikas tau padės, maistas, tas šūdmaistis, kuris gadina tavo gyvenimą, tau padės, pasitenkinimas ir pramogos tau padės, moteris tau padės, niekas tau nepadės. Vienintelis, kas gali tau padėti, esi tu. Tam reikalingas sunkus darbas, kantrus darbas. Vaisiai ateina po kažkurio laiko, nežinai, kas tiksliai ateis. Nėra morkos prieš tave, kad tu gautum tą kažkokį apdovanojimą. Tu turi eiti tiesiog į darbą. Darbas yra 100%, lūkesčiai yra 0%. Ir taip eini. Išėjimas yra ir aš jį radau, randa kiti žmonės. Bet tam reikia labai daug pastangų, tam reikia jėgos. Turit save ugdyti ir stiprinti kiekvieną dieną. Kai tu būsi toks stiprus, tu matysi, kad gyvenimas yra visiškai kitoks. Nelieka kančios, o ta kančia, kuri yra, paverčiama į prasmę. Gyvenimas tampa aukščiausios kokybės, tokio, kurio tu nematei, negirdėjai, niekas tau apie jį nepasakoja. Aš patiriu tokį gyvenimą ir vedu žmonės patirti tokį gyvenimą, jų autentišką gyvenimą, ne mano gyvenimą, kurį aš gyvenu, o atrandant pačio savęs gyvenimą, koks jisai galėtų būti. Būk stiprus.